Labą rytą. Jau kalbėjom apie vieną universaliausių pratimų savo kūno svorių – atsispaudimą. Įvertinkim tai, ką mes jau kalbėjom, kad atsispaudimas tai yra dinaminė lenta. Tai kitaip tariant, mes turim sugebėti daugiau mažiau taisyklingai atlikti lentą, kad būtume pasiruošę atlikti atsispaudimą. Taikant atsispaudimą reikia vertinti, kad jį galim suskirstyti į atsispaudimus pradinukui, atsispaudimus vidutiniokui ir atsispaudimus pažengusiam. Jeigu aš pradėčiau dabar, sakysim, daryti atsispaudimą, tai visų pirma tai būtų atsispaudimas nuo kelių ir alkūnės turėtų eiti arčiau kūno, taip žymiai saugiau yra mūsų peties sąnariams. Tai kitaip tariant, tai būtų toks judesys. Judesys yra derinamas su kvėpavimu. Aš galiu įkvėpti besileisdamas ir iškvėpti kildamas. Dabar netgi šitoj padėty pratimą aš galiu padaryti sudėtingesnį atlikimui. Jeigu, sakykime, aš skaičiuosiu lėtai iki 5 nusileisdamas, liksiu apačioje 3 sekundės ir iš lėto pakilsiu per 5 taktus. Tai kitaip tariant, eitų kalba, kad netgi šitoj padėty aš galiu leistis 5 sekundės į apačią, užsilaikyti 3 sekundės išlaikydamas padėtį ir grįžti iš lėto atgal per 5 sekundės. Kitas pasunkinimas gali būti atlikimas nuo kumščių, gali būti atlikimas nuo pirštų. Jeigu jūs jau esat daugiau mažiau pasiruošę, kitaip tariant, patenkat į tą vadinamą vidutiniokų lygį. Spaudimas, sakysim, tokiu atveju atliekamas jau remiantis kojomis. Kuo kojos plačiau, tuo yra lengviau. Jeigu jūs jau vidutiniokai, antras būdas, kaip jūs galite, yra vadinami atsispaudimai deimanto forma. Rankos dedamos viena šalia kitos ir tokioj padėty yra atliekamas atsispaudimas. Eikim prie elito, pažengusiam, kur turbūt daugelis jūsų norėtumėt būti. Tai vėlgi galima, kad šitas pratimas taptų įdomesnis, įvairesnis. Galima atlikti jį ne standartiniai padėtį, bet keičiant kūno padėtį. Tai būtų keletas atsispaudimų. Pirmas, kada darydami atsispaudimą, vedam koją link tos pačios pusės alkūnės ir keliu paliečiam alkūnę. Panašus, bet truputį kitoks, kuris stipriai aktyvuoja mūsų trigalvį žasto raumenį. Tai yra atsispaudimas pasukant ir pakeliant koją. Vieną pusę ir į kitą pusę. Dar vienas žingsnis į priekį, kada jūsų atrama yra nestabili. Tai kitaip tariant, vėlgi, tai yra ganėtinai sudėtingas atlikimas, nereikia jo daryti daug, nereikia daryti dažnai, bet kartais įdomumui galima padaryti atsispaudimą ant nestabilios atramos. Toks paprastas pratimas kaip atsispaudimas gali tapti visos kūno fizinio paruošimas programos ašimi. Tai kūrybiškumo visiems.